Čia yra purvo baseino sritis. Čia viskas, čia jau yra daug rūgštesni. Yra geizeriai ir jie, čia mažiau vandens ir todėl mes matysim purvo baseinas, vadinasi Mud Volcano. Štarė, mes pamatysim ir patį purvo vulkaną vadinamąjį. Tai burbuliuoja čia tokie baseinėliai. So you have layers. Take them on, take them on. I know. You could make mud pies with that. That's what I was thinking. Yeah. But it's too hot. And bubbling. Štai koksai Mud Volcano. Nedideli purvo baseinėliai. Čia yra labai įdomus dalykas, vadinasi Dragon Mouth Spring, drakono burna. Iš tikrųjų, toks kvapas labai stiprus, žmonės, kurie jautrus jam, bet pažiūrėkit, kaip gerai kyla, tarsi iš tikrųjų kvėpuoja drakonas ir nuolat girdisi toks garsas, kai ten vanduo bangom eina, tarsi jisai kvėpuotų drakonas. Like a week after Easter. Pretty rough. What happens when the kids don't find all the eggs? Goddamn them. Stop. Čia yra Grizzly Fumarole vadinasi. Fumarolis yra, va ten matosi burbuliuoja. Ten labai malonus garsas. We're just all looking down home, like Kai subliūkšta burbulai. Buffalo chips. Štai čia ežerėlis, kuris vadinasi Sour Lake. Rūgštus ežeras, jame labai rūgštus vanduo. Matosi, kad kai kur va ten pačiam gale prie krantą irgi burbuliuoja ir per vidurį kažkas burbuliuoja. Čia yra didelis, labai purvinas ir labai smirdantis baseinas. Vadinasi Black Dragon's Cauldron. Čia labai smarkus vyksta darbas. Vadinasi Churning Cauldron. Labai daug garusų gamina. Mes paliekam jau šitą purvo baseino sritį ir žiūrėkit, ką mes matom. Bizonai va ten, va, su vaikais tuoj fokusuosim, va. Vaikštinėja sau ramiai. Ten matosi vaikučiai šviesiai geltoni tokie. Na, va čia visas parkas labai gražus, apskritai aplinkui labai gražu, ne tik tai geizeriai, vulkanai ir visa kita, kas susijęs su termo gyvenimu, bet šiaip ir upė kokia plati, čia Yellowstone River.
O čia mes turime sulfur cauldron, tai reiškia sieros šaltinis. Ir rašo ten informacinis stendas, kad čia yra aktyviausias didžiausias vulkaninis aktyvumas šitoj būtent vietoje. Ir kad ten šitos kalvos daug kartų visai keitė savo formą dėl to, kad čia nuolat kažkoks judėjimas vyksta. Apskritai Yellowstone yra vienas iš didžiausių visam pasaulyje supervulkanų ir labai aktyvių ir gali įsiveržti šiaip bet kada. Taip pat sako, kad čia yra didžiausias rūgštingumas vandens. Rūgštingumas toks kaip jau baterijos rūgštingumas. Čia apskritai visas dalis labai skirtingos šito parko, viskas yra kitaip. Mūsų komanda. Liberty.